Sveiki, įpusėjo birželis ir iki Seimo rinkimų teliko 4 mėnesiai, o rinkėjų simpatijos Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje toliau krypsta link kairiųjų politinių jėgų. Pagal naujai atliktus sociologinius tyrimus apie 26% apklaustųjų reiškia palankumą socialdemokratinėms jėgoms. Išsamiau šį reiškinį pakomentavo politologas Vytautas Dumbliauskas. Pagal atliktus tyrimus Lietuvoje stiprėja socialdemokratinės, tai yra kairiųjų tendencijos. Ką Jūs manote apie tai? Taip, matyti ir turėjo būti. Šiaip visa 20-ojo amžiaus Europos istorija rodo, ypatingai aš galvoju vakarų Europos šalių istorija rodo, kad valdančiosios partijos tiesiog keičiasi. Yra, matyti, susijęs su ekonomikos raida, kada ekonomika vystosi bangomis. Taip, ne tik gal čia daugiau bangos, sakyčiau, principas, kada, sakykime, ekonomika stiprėja pati auga, sakykime, gamyba ir pakilimas tam tikras tada labiau laimi dešiniosios partijos, kadangi reikia padėti verslui, nereikia tiek kištis į ekonomiką, kada ekonomika, sakykime, stingsta arba lėtėja, tada iškyla tokio valstybės intervencijos poreikis ir tada natūraliai politiškai į areną išeina kairiosios partijos. Pavyzdžiui, Lietuvos atveju 4 metai Tėvynės sąjungai buvo ne patys dėkingiausi. Partija buvo 8 metus opozicijoje ir staiga gavo valdžią, bet gavo valdžią tokiu laiku, kada tiesiog verkt norisi. Manyčiau, kad po tokių 4 metų valdymo visiškai normalu, net būtų keista, jei būtų kitaip, kad dabar ateis vėl kairiosios partijos. Na, tokia tendencija pastebima ir kai kuriuose Europos šalyse. Taip, šia prasme, ekonomika, tas kapitalizmas, ypatingai finansinis kapitalas parodė savo tikrąjį veidą arba parodė savo negerą pusę, tas burbulas, siekimas susidirbti bet kokią kainą, finansos, biržos maklerių, taip išbalansuoja, taip, tas sakykime, nekilnojamo turto burbulas, jis palėtė visą praktiškai pasaulį. Ir pamatėm, kada tas godumas, iš esmės žmogaus godumas, jisai matyti neįveikiamas, bet kažkiek tai bandyti jam valstybės intervencijos pagalba tą godumą kažkiek žaboti, tuo labiau pasižymi. Vis dėlto kairiosios partijos, jų pats principas, pačios vertybės yra kuo didesnė valstybės intervencija, gerovės valstybė, tam tikras minimumas, taip toliau. Kokiu mastu tai gali pasireikšti būsimuose rinkimuose Lietuvoje? Reitingai senokai rodo, kad pirmauja socialdemokratų arba darbo partija, bet aišku, dėl darbo partijos reikėtų sakyti išlygą tam tikrą, kad vis dėlto vertybiškai jinai neaiški partija, jinai vieno asmens partija, verslininko, kuris suka savo verslą tos partijos pagalba ir visą laiką žmonių atsiranda, kurie nori pasinaudoti tokios, sakykime, populiarių politikų kaip Uspaskichas ir jis savo kažkokius tikslus siekia, tai jeigu darbo partija laikant tokią neaiškę partiją, galbūt ir netgi laikina, tai vis tiek būtų socialdemokratų atvirai reitingai rodo, kad jie nugalėtojai. Matyti per vasarą iki spalio 2 sekmadienio neturėtų kažkokių būti radikalių pokyčių, nebent kažkas tai vyktų tokio, kas nenumato visiškai. Na, netgi kai kurių kairiųjų lyderiai kritikuoja šitą keistą sandėrį tarp socialdemokratų ir kitų dviejų opozicinių partijų. Kaip Jums atrodo, jie ištemps bent iki rinkimus ir kokius rezultatus duos tokia sąjunga? Sunku pasakyti, šiaip tai jeigu žiūrint iš socialdemokratų pozicijos, tai jiems nėra kur dingti. Jie tiesiog priversti eiti su kažkuo tai oboliauti, nes jie vieni negali eiti oboliauti. Tai tokia atveju lieka arba Tėvynės sąjunga, arba ta tokia publika, kuri vadinasi darbo partija, tai partija Tvarka ir Teisingumas. Turint galvoj socialdemokratų tokią nepavydėtiną padėtį, o vis tiek valdžios tai norisi, bet kokia partija, jinai būtų ne partija, jeigu nenorėtų patekti valdžią. Tai tada darai kažkokį sandėrį su sąžine ar su kažkokiais principais ir eini su tuo, kas tau tuo metu, sakykime, mažiausia blogybė. Na, ar galima teigti, kad rinkėjas vis tiek įlips į tą pačią balą, kaip jau įlipo prieš 4 metus? Nu, šiaip sunku pasakyti, socialdemokratai dar stipriai pasikeitusi tą partiją, vis dėlto turint galvoj 2001 metais, kada perėmė valdžią Brazausko vadovaujami pasikeitę, žodžiu, pati partija pasikeitus, daug lyderių pasikeitę ir pamokos tam tikros, sakykime, po Brazausko išėjimo į pensiją, ten keitėsi lyderiai, buvo tai paieška tų lyderių, tai yra tokių vilčių, kad partija šiek tiek keičiasi ir galbūt jinai vis labiau artėja prie socialdemokratinės partijos, nes vis dėlto nepaslaptis, kad jinai stipriai susijusi su stambiu kapitalu Lietuvoje, tai galbūt tiesiog, bet čia tokia vilties daugiau, tokių, kaip sakoma, tikėjimo, kad jinai keičiasi kalba, o realiai parodys valdymas, šiaip viską parodo tik tais praktiniai veiksmai.
Antradienį Seimas priėmė suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą, o Lietuvos politikai ir toliau skirtingai interpretuoja šalies energetinės nepriklausomybės idėją. Bet Seimo narė Birutė Vėsaitė šiuo klausimu užima tarsi tarpinės pozicijas. Pasiklausykite mūsų interviu. Jūs balsavote už dujų terminalo įstatymą. Kodėl? Ar su išlygom, ar apskritai pritarėte jam? Na, visų pirma, Lietuva turi turėti alternatyvą dujų tiekimui ir šitas terminalas jau turėjo būti vakar. Gaila, kad dabartiniai valdantieji ankstesnį projektą, tiesą sakant, pražudė. Tai būtų tikrai alternatyva pigesniam dujom, nes Lietuva šiandien moka brangiausiai turbūt iš visų Baltijos šalių, 10–15% ir tai nėra normalu. Jo labiau, kad skalūninės dujos, jos kainuoja dabar, jeigu tikėti šaltiniais, $90–100, kai mes mokame beveik 512 už 1000 kubų, tai skirtumas yra. Bet yra ir kitokie dalykai, kurie verčia susirūpinti ir projektą taisyti. Vienas iš tokių tai yra, kad manome projektas nebuvo darytas skaidriai, užsakytas per brangus laivas, kuris gali tiekti 4 milijardus kubinių metrų, o Lietuvos vamzdynai gali pakelti turbūt apie 0,7–0,6 milijardo. Tai jūs pasižiūrėkite, netgi mes prognozuojam, kad pradžioje, tiesą sakant, dar noriu pasakyti, kad visi terminalo investicijų kaštai guls ant vartotojų pečių, nes įstatymas įdėjo į perdavimo tarifą. Reiškia, mes visi vartotojai dar prie dujų kainos sumokėsime kokius 5–7 centus už kubinį metrą. Tai kitos Baltijos šalys neprisidės? Tai nėra regioninis terminalas, Lietuva jį stato viena. Jeigu jis būtų regioninis ir dar gautumėm ES investicijas, tai būtų lengviau panešti visiems Lietuvos vartotojams. Dabar jau ir taip visi trilinkį susirietę nuo dujų kainų ir nuo šilumos kainų, kurios 70% priklauso nuo dujų kainų. Tai suprantate, šitas momentas manome, kad yra neigiamas, nes valdantieji nesusiderėjo dėl regioninio terminalo. Antras dalykas yra padalijama rinka. Laisvos rinkos lieka tik tai 50%, nes 25% bus privalu visiems pirkti iš Gazpromo, o 25% jūrinių dujų iš terminalo. Šiaip jau, jeigu terminalo dujos būtų pigesnės, tai visi kaip bitės prie medaus lėktų. Deja, dabar atseit norima pradinių momentų, kad įmonės nesudarytų ilgalaikių sutarčių su Gazpromu, nes kitaip, iš tikrųjų, tas terminalas galėtų virsti geležų krūvą. Bet šita nuostata įdėta, pastovi, tai aš nežinau, ar jinai apskritai reikalinga. Ir, yra tokios grėsmės, kurias nurodė kainų komisija, kad, žemyninių dujų tiekėjas gali dempinguoti kainą ir tada terminalo idėja bus subliūkš, iš kitos pusės gali priešingai užkelti kainą ir vis tiek 25% iš Gazpromo bus privalu pirkti. Tai mes manome, kad netgi Europos teisės požiūrių konkurencijos principas pažeistas, nes vartotojas turėtų teisę pasirinkti. Iš kur jam pirkti, o šiuo atveju jam pasirinkimas yra uždedamas įstatymo tvarka ir manome, kad Europos komisija turės mums pretenzijų. Duoti interviu aš jūs tik iškviečiau iš ekonomikos komiteto posėdžio ir ten buvo svarstomi energetiniai klausimai. Šiuo momentu mes svarstome atominės elektrinės projektą. Ir iš tikrųjų socialdemokratai jam nepritars, todėl kad kol nėra regioninių partnerių susitarimo tarpusavyje, mes manome, kad ydinga tokiam projektui pritart. Antra, tikrai nežinome, ar tai bus konkurencinga kaina. Visos Europos šalys eina žaliosios ekonomikos ir žaliosios energetikos keliu. Tai yra daugiau darbo vietų mūsų žmonėms, negu kad atominė garantuotų. Jo labiau, kad ir šilumos problemą mes spręstumėm. Dabar tik tai elektros energijos, kur žmonės gali taupyti. Ir elektros energijos visų suvartojama mažiau. Aš nemanau, kad čia prioritetas. Tai jūs apkaltins energetinės nepriklausomybės idėjos žlugdymu? Tegu kaltina. Aš noriu, kad energetinė nepriklausomybė būtų ir ekonominės nepriklausomybės garantas.
Antradienį minint Rusijos dieną, 10 tūkstančių žmonių Maskvoje susirinko į vadinamą milijonų žygį prieš prezidento Vladimiro Putino represijas. Jis buvo sukviestas po kruvinų susirėmimų tarp policijos ir protestuotojų, daugiausiai jaunimo, per demonstraciją Maskvoje surinktą Putino inauguracijos gegužės 7 dieną išvakarėse. Po jos keliasdešimties opozicijos veikėjų butuose buvo atliktos kratos, sulaikyta šimtai nepatenkintų Kremliaus valdžia. Tik trečią kartą išrinkus prezidentu buvusį saugumo auklėtinį, vyriausybė pasinaudojo parlamente turimą nedidelę daugumą, prastumdama įstatymą, pagal kurį nesankcionuotų protestų dalyviams gali būti skirtos daugiau kaip 25 000 litų baudos, didesnės negu už bet kurį kitą administracinį pažeidimą ir prilygstančios vidutiniam metiniam atlyginimui šioje šalyje. Pats prezidentas pareiškė nepakęsę šalyje socialinių neramumų. Kitaip sakant, Kremliaus viršūnėlė vėl apgavo savo rinkėjus, prieš tai jiems suokusi, kad gins būtiniausias piliečių reikmes. Politinė laisvė ir demokratija, pasirodo, neįeina į elementarių Rusijos gyventojų poreikių sąrašą. Su Dievu.